Ok. Tai labas vakaras, mėlyjeji, sveiki atvykę į webinarą, kaip pasirinkti gyvenimo kelią pagal sielos sutartis. Aš esu Agnė, kai kas mane pažįstat, kai kas galbūt nepažįstat, tai tiesiog trumpai prisistatysiu. Esu intuityvi mentorė, jau daug metų dirbu su energija, su pasąmoniniais įsitikinimais, vedu žmonės jų sielos keliu. Labai dažnai jiems tai galbūt net taip aiškiai neįvardinant šito dalyko, bet, žodžiu, aš taip visai nesenai pirmadienis suvokiau tokį dalyką, kad aš iš tikrųjų, aš dirbu jūsų sieloms. Nes aš klausau, ką mano siela liepia man daryti, kokius kurti produktus, kokius kurti seminarus. Ir tada tie žmonės, kurie ateina ir prisijungia į tai, ką aš darau, tai aš labai gerai žinau, kad tai yra jūsų siela atvedė jūs čia, kad mes kartu sukurtume va šitą transformaciją. Nes kiekvienas renginys su manim yra didesnė ar mažesnė transformacija. Tai aš šiandien jums visiems iš tikrųjų linkiu gauti atsakymus bent į vieną savo klausimą, prisiliesti prie savo sielos energijos ir patirti mažytę malonę transformaciją. Tai va, kaip viskas vyks? Kaip ir beveik visuose mano vedamuose webinaruose, didžioji dalis informacijos, kuri eina, yra toksai miksas mano patirties, to, ką aš esu išmokus, mokslai, patirtis ir natūralus transliavimas informacijos, kuri tiesiog eina per mane, iš visatos, iš kurie, iš mano sielos, iš jūsų sielų irgi kartais ateina informacija žmonėms, kurie prisijungia. Tai va. Tai aš tiksliai nežinau, kas bus šiandien, turiu daugmaž planą, bet kartais nuveda siela ir visata įdomesniu keliu, negu kad mano sudėliotas planas. Tai esam atviri ir labai norėjau pradėti mūsų šios dienos webinarą tokia trumpu susijungimu patiems su savim. Tai tiesiog pakviesiu užsimerkti. Užsimerkti, atsisėskit patogiai, nieko įspūdingo daryti nereikia su savim. Ir kelis kartus tiesiog įkvėpkit, iškvėpkit. Leiskit savo kvėpavimui tiesiog jūs užpildyti, įsilieti į jūsų kūną, nuraminti. Gali taip visą krūtinę ir visų pilvų įkvėpti ir iškvėpti. Ir paleisti visus dienos reikalus, rūpesčius. Ir susitelkite savo širdį. Susitelkite savo tiesiog krūtinės centre esančią širdies čakrą. Leiskit savo pajausti savo paties širdies šilumą. Galit net ranką uždėti tiesiog taip krūtinės centro. Pajauskit šilumą, pajauskit tą meilės vibraciją, kuri jumise yra, kuri jums yra unikali. Ir akimirką pabūkit patys su savim. Ir mintyse savo padėkokit. Ačiū savo, kad esu čia. Ačiū savo, kad daugtaškis. Pridėkit nors vieną ar du dalykus, kuriuos norit, už ką norit savo padėkoti šiandien. Aš noriu padėkoti jums. Ačiū jums, kad esate čia. Ačiū jūsų sieloms, kad jūs čia atvedė.
Ačiū mano sielai, kad švelniai spirtelėjo man į užpakalį ir įkvėpė padaryti šitą webinarą. Ir į mūsų šios dienos webinaro erdvę atveriu ją visatos besąlyginiai meiliai, mūsų angelams ir vedliams ir mūsų sieloms. Parodyti tuos atsakymus, kurių šiuo metu jums labiausiai reikia, o galbūt ir klausimus, kuriuos šiuo metu labiausiai reikia savo užduoti. Ir atveriu kelią transformacijai su meile. Su meile, su švelnumu, su lengvumu, be skausmo. Ir dar kartelį įkvėpkit. Ir atsimerkit. Ok. Taip. Aha. Labai gerai, dar matau, vienas žmogus prisijungia. Gerai, tai tada keliaujam į trumpą intro apie sielą, apie sielos sutartis. Šiek tiek pakalbėsiu. Ir tada jau keliausim į rimtąją mūsų meditaciją šios dienos, antroj pusiai webinaro, kuri ir nuves į tuos atsakymus, kurių mes ieškom. Arba tiesiog ten, kur smalsu, į sielos sutartis. Trumpai galbūt, kas apskritai yra sielos sutartis, kaip jos yra įvykdomos. Iš principo faktas tas, kad jeigu esat čia, jeigu esat šitam pasaulyje, vadinasi, jūsų siela sudarė vieną ar daugiau sutarčių, dėl kurių jinai čia atėjo. Sutartis su kuo gali būti sudaromos? Su viena arba daugiau kitų sielų. Tai vienas labai geras pavyzdys yra tėvai. Tėvai ir vaikai. Tai yra sielų grupelė, kuri sueina prieš visiems įsikūnijant, nesvarbu, kurie pirmie įsikūnija, kurie bus tėvais, sueina, susitarė, susidėlioja tam tikrus tikslus. Kas paprastai yra, sakykime, sielos tikslai arba rezultatai, kodėl jos sudaro tos susitarimus, tai yra vertybės, kurias mes norim mokytis, sielos nori mokytis. Vertybės, ką aš turiu omeny, tai yra tokios bendražmogiškos vertybės. Gerumas, meilė, artumas, draugystė, drąsa, atleidimas. Daugybė tokių yra. Tiesiog kas dabar atėjo į galvą, tą išvardinu. Su artimiausiais santykiais savo gyvenime mes paprastai turim sąrašiuką vertybių, ne po vieną vertybę siela mokosi. Taip pat kartais siela į šeimą, sakykime, sueina sielos, kurios turi neišpildytų susitarimų iš prieš tai buvusių įsikūnijimų, iš praeitų gyvenimų. Ir vat šitas, koks santykis ir kaip tos sielos, ar tai bus harmoningas, ar tai bus neharmoningas santykis, vėlgi šeimoje priklauso nuo to, kaip sielos nusprendė mokytis. Nes vienas yra toksai bjaurus dalykas, tai yra sielos logika ir žmogiška logika yra du visiškai skirtingi dalykai. Sielos nelabai jos supranta ir atjaučia mūsų žmogiškai patiriamą skausmą ar kančią, bet jos taip giliai ir taip kūniškai nejaučia, kaip, sakykime, jaučiam mes gyvendami, kai tu esi kūne, tu visiškai fiziškai ir emociškai jauti, kada yra neharmoningas santykis. Tai vat kartais sielos susigalvoja būti ambicingos ir tokiu vienu ypu paimti ir krūvą pamokų išmokti per sakykime, pavyzdžiui, šeimos santykius. Už tai dažnai žmogus ateina į sudėtingą šeimą, galbūt patiria nepriėmimą, patiria tokį atstumimą, kartais ir smurtą.
Ir tai nereiškia, kad dabar, nu, va čia maždaug pats kaltas, taip susiplanavai, taip atėjai, tai čia dabar maždaug nėra čia ką kaltinti. Ne visai, čia yra sielų santykiai ir žmogiški santykiai yra pakankamai sudėtingi, sielos paprastai susitaria, ką ateis išmokyti, o kaip jos tai išmoks, čia jau tada yra daugiau žmogiško ligmens. Tai va čia šitoje vietoje iškyla klausimas laisva valia ar sielos sutartis. Ir kaip sąveikauja laisva valia ir sielos susitarimai. Tai pavyzdžiui, sielos susitarimas tave atves iki susitikimo su tam tikru žmogum. Pavyzdžiui, nes, nu, tarkim, turėjai susitarimą su kita siela, kad tu, pavyzdžiui, būsi tam žmogui mentorius arba išmokysi jo kažkokių tai dalykų, kuriuos jūs susitarėt, kad jis nori, kad tu jį išmokytum, ne? Tave tavo siela gali atvesti į susitikimą su tuo žmogum. Bet tu savo laisva valia kaip žmogus turi visų pirma pasirinkti eiti į tolesnį santykį su tuo žmogum, atpažinti, kad čia kažkas yra tame santykyje ir įvykdyti, įgyvendinti tą planą. Tai jeigu mes iš karto net pažįstam, būna taip, kad, nu, apsisuka ratas ir vėl kažkaip susitinki su kažkokiu žmogum ir vėl susitinki su kažkokiu žmogum. Ir tai būna, nu, tie tokie sinchronizmai, kur, nu, kaip aš čia dabar vis pasikartoju. Arba labai geras pavyzdys yra, tarkim, apie knygą kažkokią, kur 3 arba 4 žmonės skirtingi, vienas kito nepažinodami, tau pasako apie tą pačią knygą arba nusiunčia kokį podcastą ar dar kažką tai. Tai yra, nu, toks signalas iš sielos, kad, nu, eik va ten pasižiūrėk, nes ten yra kažkoks gabaliukas informacijos, kurios tau reikia, kad tu galėtum judėti savo keliu. Kokios paprastai yra svarbiausios sielų sutartis, kai mes kalbam apie verslą, darbą arba veiklą? Aš čia jungiu visus dalykus šitos kartu, nes vieni žmonės turi savo verslą, kiti dirba kažkam tai. Kiti yra viena koja ten, kita koja ten. Tai šitas dalykas iš principo, nes mūsų veikla, mūsų darbas yra viena iš tokios savirealizacijos būdų. Vis tiek mes dirbdami praleidžiam labai daug laiko, reiškia, tai yra svarbu šita dalis. Ir yra tam tikra kategorija žmonių, kurie tiesiog, jie gyvena labai paprastą žmogišką gyvenimą, jiems kažkokių problemų labai nekyla, tiesiog, nu, turiu darbą, einu, gyvenu ir tiek. Ir tai nereiškia, kad jie, nu, neturi sielos sutarčių, jie turi sielos sutartis, bet jų greičiausiai sielos sutarčių, pagrindinės sielos sutartis eina ne per, sakykime, ne per darbo klausimą, bet eina daugiau per santykius, per šeimos santykius, galbūt net ir darbe gali būti santykiai su tam tikrais žmonėm, bet netiek svarbu yra, ką konkrečiai jie veikia tam darbe. Ir yra kiti žmonės, kurie anksčiau ar vėliau, ta prasme, nesvarbu, kuriam momente savo gyvenime, atsibunda ir tokiam klausimui, kuris yra, nu, kodėl aš vis tik tai čia atėjau ir ką man čia reikia veikti šitam gyvenime. Ir jeigu kas, pavyzdžiui, turit savo verslą, tai tada tas klausimas yra, okei, o kaip mano verslas ir kaip jisai turėtų, kaip aš turėčiau jame save realizuoti, galbūt netgi kyla klausimas ir kaip, nu, vat, koks yra mano kelias tam versle, ne, kaip tas verslas galėtų augti, kad tai būtų, nu, harmonijoje su mano siela. Man labai patinka angliškas žodis in alignment, toksai, nu, vat, susilygiavus su tuo sielos vedimu. Tai vat, darbe, veikloj, kokios yra sielų sutartis, kurios gali būti tas vedamasis faktorius, kuris, nu, vat, veda tam tikrą vieną ar kitą kryptim. Tai iš principo yra asmeninės sielų sutartis, kaip ir minėjau, mano siela susitarė su kitom sielom, su kuriom galbūt susitiksiu, pavyzdžiui, darbe, kad mes mokysimės kartu
tam tikrų vertybių. Per darbinį santykių kokių dažniausiai vertybių žmogus mokosi? Kantrybės labai dažnai. Išsipildymo, to fulfillment, tokio jautimosi išpildytų, realizuotų žmogum. Savivertės labai dažna vertybė yra. Tai va čia toks yra, sakykime, toks. Šitie susitarimai egzistuoja bet kokiuose santykiuose. Visur, kur yra sielų susitikimai ir sielų sutartis, kur susitinka žmonės atpažįstantis, sakykime, vienas kitą. Kaip dažnai, pavyzdžiui, tai pasireiškia darbdavio darbuotojo santykyje, pavyzdžiui, gali būti, kad aplikuoji darbą, kuriam neturi labai, sakykime, didelių kompetencijų. Galbūt tai yra naujas sritis, į kurią nori žengti ir būna, kad nepataikai, nepriima, atsako ir staiga kažkoks vadovas, ieškodamas savo darbuotojo, pamato kažką tavyje ir sutinka priimti, padėti išmokti visą šitą. Dažniausiai ten būna tokia labai nesudėtinga, pakankamai trumpalaikė sielos sutartis. O kartais būna tokiu atveju, kada žmogus, taip, paaplikuoja kažkur tai ir būna priimamas į darbą ir ta situacija, tas darbas, jisai visiškai, kaip ir atrodo, net ir pakeičia tam tikrą prasme žmogaus gyvenimą arba kitais žodžiais tariant, atveria žmogaus gyvenimą. Versle tai labai dažnai būna su partneriais, su mokytojais, su mentoriais, su klientais. Nes iš verslo tikrai turbūt esat girdėję istorijų, kur žmogus pradėjo verslą, pavyzdžiui, atsirado pirmas klientas, ir tas žmogus, taip, per tą žmogų atėjo kiti, per rekomendacijas, toks sprogimas įvyko. Tai čia šiuo atveju yra susitarimai sielų. Tai yra asmeniniai susitarimai. Tada yra kiti asmeniniai susitarimai, kurie yra ne tarp sielų, o tarp žmogaus ir visatos kūrėjo Dievo, čia kaip nori tai pavadinti. Tai yra, ką tu, galima sakyti, įsipareigoji, kaip tu įsipareigoji prisidėti prie meilės augimo, nes mūsų sielos yra iš meilės pagamintos ir sielos tikslai visada veda į meilę. Ir tarp kitko, netgi tos sielos, kurios sakykime, kur susitikimai su tais žmonėm būna skaudinantis mus, sielų lygmenį, labai dažnai, ne visada, bet labai dažnai tarp šitų sielų būna didžiulė meilė. Ne romantiška meilė, bet tiesiog tai yra didžiulė meilė tiek, kad ta siela, kuris sutiko tapti blogiuku tavo gyvenime, jinai tai padarė iš meilės tau, nes tau reikėjo, tavo siela norėjo tokiu būdu pasiimti kažkokią pamoką ar patirtį. Tai tas susitarimas su kūrėju, kaip jisai atrodo. Tai gali būti, pavyzdžiui, susitarimas, kad tu savo veiklą priminsi žmonėm, pavyzdžiui, sakykime, daugiau už savo pozicijos, ar ne, kad aš savo veiklą padėsiu žmonėm atsipūsti ir priimti savo, kad ypatingai moterim, kad jos yra vertos meilės, jos yra vertos gausos, kad jos yra vertos gyventi gyvenimą, kuriame jos iš tikrųjų jaučia išpildymą. Tai gali būti tokie, tai yra susitarimas. Šitas susitarimas yra apie tai, kad kaip tu prisidėsi prie tos šviesos auginimo pasaulyje. Ir tikrai ne visos sielos turi tokius konkrečius susitarimus su kūrėju. Paprastai tos sielos, kurios turi, jos anksčiau ir vėliau pradeda stuksenti, toks, eik daryk kažką, ir tai nebūtinai turi būti per kažkokius dvasinius dalykus, ar ne, ar energetinį gydymą, ar kažką tokį. Tai gali būti žmogus, kurį pašaukia kažkokia socialinė tema. Tai gali būti, nežinau, tai gali būti gyvūnai, tai gali būti tiesiog
kažkokia vat verslo pusė, ar ne, kad aš matau, aš čia matau, galėčiau padėti, galėčiau išmokyti žmonės, galėčiau padėti jiem pagerinti savo gyvenimą. Bet visą laiką bus elementas, jeigu yra susitarimas su kūrėju, per veiklą vykdyti tą susitarimą, tai visą laiką bus elementas noro kažkaip padėti žmonėms, ar per tokį labai praktinį, ar per daugiau tokį dvasinį vidinį vedimą, ar ne, kažkur padėti augti, ar padėti mokytis, ar padėti nubusti, galbūt irgi emociškai ir energetiškai. Ir tada yra kitos grupės sutarčių, kurios jos gali būti teigiamos arba gali būti kaip tik stabdančios. Tai yra tokios, ir jos dažnai būna grupinės. Tai yra, viena iš jų yra giminės arba šeimos sielos sutartis. Ir čia gali būti, kad, nežinau, senelis, tėtis, brolis buvo visi teisėjai arba advokatai, tai ir tu turi būti advokatu, arba gydytoju, arba čia labai tiesiog tokį kaip klasikinį pavyzdį. Ir yra tada tas šeimos modelis, jisai tiesiog yra toks stiprus, kad jisai paima ir nutraukia iš šoną. Realiai žmogus netgi dažnai jaučiasi kaltas ir bijo klausyti savo to vidinio vedimo, kuris eina, nes siela jinai iš pradžių visada šnabžda tyliai ir taip, tiesiog tokiu šnabždesiukas jausi. Tai jau tik tada, kai mes labai intensyviai stengiamės negirdėti sielos balso, tik tada jinai pradeda garsiau eiti per įvykius gyvenimo, kurie, kaip čia, bando tau parodyti, kad ne ten eini, ne tuo keliu, ne ten tavo susitarimai veda. Tai kitas giminės arba šeimos mechanizmas, kuris, kaip ir nutraukia nuo tavo kelio, tai yra turi išpildyti pažadą. Tai yra, gali būti, kad ten, nežinau, mama ar tėtis pasižadėjo savo kažką tai padaryti gyvenime, to nepadarė, parašyti knygą, pavyzdžiui, ar ten nupiešti paveikslą. Čia toks labai, kad aiškiau matytųsi pavyzdys, parašyti knygą ar nupiešti paveikslą. Ir sakykime, jie to nepadarė, bet dabar tu turi padaryti, tau perduodamas. Yra čia toksai, čia dažnai pasireiškia, kada tėvai bando per vaikus išsipildyti savo kažkokį pašaukimą ar svajonę. Arba būna tik tokiu momentu, kad, sakykime, mama arba tėtis turėjo kažkokį talentą, bet išsigando to talento, kad ir, pavyzdžiui, meninis talentas gali būti kažkoks tai yra, bet, nežinau, visuomenės suvokimu, tai buvo nenaudingas, nereikalingas, savo viduje užblokavo ir tas užblokavimas toliau persiduoda vaikam kaip vienas iš tokių apsunkinančių faktorių, kurie neleidžia jie, sakykime, taip lengvai eiti šituo keliu, kuriuo siela norėtų, kad tu eitum. Šitas dalykas labai dažnai pasireiškia tiem, kas turit polinkį į intuityvius gebėjimus ir norą kažką tai su jais daryti. Tai čia pasireiškia gali daug giminės, šeimos momentų. Ir tada kitas dalykas, kas pasireiškia, irgi tokios sutartys, kurios dažniausiai nepadeda, tai jos vadinamos karminės sutartys. Tai yra sutartys, kurios dažnai atkeliauja iš kitų gyvenimų, iš kitų patirčių. Ir jos pasireiškia kaip, pavyzdžiui, kažkokio atsižadėjimo susitarimai, tam tikrai įsipareigojimai, gali būti, pavyzdžiui, religinėms organizacijom, kad žmogus net nežinodamas su savim nešasi, pavyzdžiui, įžada atsižadėti turto, atsižadėti, vienuoliai kur duoda, ar ne, žinau, kad pranciškonai vienuoliai duoda šitą įžadą atsižadėti turto, atsižadėti galios ir ten, žodžiu, įvairių šitų dalykų. Ir šitas įžadas, jisai gali aktyvuotis būtent tada, kai tu stengiasi stotis ant savo kojų ir eiti į priekį
Ypatingai su savo verslu, tai jau kai pradedi savo verslą, tai jau tada aktyvuojasi visas sutartis, kurios ir geros, ir blogos. Nu, tos geros, blogos, kabutėse. Iš tikrųjų nėra, nes nei viena, nei geros, nei gera, nei bloga, bet jos tiesiog, nu, taip lengviau atskirti, ar ne? Vienas padeda, kitos apsunkina. Ir tada paminėjau šitą dalyką, tai yra iš visuomenės ateinančios tokios sutartis apie tai, kas yra, sakykime, gera karjera, bloga karjera, tokia verta pagarbos arba neverta pagarbos. Buvo laikas, kai būti mokytoju tai buvo labai pagerbta, sakykime, profesija, ir jeigu žmogus jausdavo pašaukimą būti mokytoju, tai paprastai visi, sakykime, taip, plodavo ir sakydavo, kaip čia, žodžiu, viskas fainai. O sakykime, dabar mes esame tokioje situacijoje, kur būti mokytoju, nėra nei labai, sakykime, tai nėra prestižinė situacija ir gali dažnai būti ir, eik, tu ką, tu čia išprotėsi, tu ten, žodžiu, tada prasideda iš visuomenės toksai spaudimas, kuris irgi labai dažnai tiesiog nukreipia į šoną. Tai va, tai tokios yra pagrindinės sutartis, kurios veikloj, kurios veikia, sakykime, žmogaus pasirinkimą. Ką daryti, kur eiti ir kur neiti labai dažnai. Ir ten, kur stabdo, yra nemažai sutarčių, kurios blokuoja. Kaip iš principo, kaip siela renkasi, kur jinai nori žmogų vesti, tai yra vienas dalykas pagal tos, kaip ir minėjau, asmeninius susitarimus, ko jinai nori išmokti, ir kitas dalykas yra pagal tai, kokius talentus mes atsinešam. Nes, nesu sutikus dar nei vienos sielos, kuri būtų naujai, šviežiai iškepta pirmą kartą žemėje. Didžioji dauguma žmonių yra gyvenę ne vieną kartą, reiškia, ir yra gyvenę ne tik žemėje, jau čia aš biškai einu į tokius sielų kelionių dalykus, kur įvairiose galaktikose, įvairiose planetose, žvaigždynuose, ir ten tiesiog siela susirenka skirtingus įgūdžius, skirtingus talentus. Tai natūraliai siela pagal tai, ką jinai nori išmokti ir kokius talentus jinai turi, sujungia šitos du dalykus ir tada bando žmogų kreipti tam tikrų kelių, kuriuo jinai norėtų, kad jisai eitų. Vėlgi labai dažnų atvejų, ta prasme, pasakysiu taip, nei vieno iš mūsų siela mūsų čia neatvedė tam, kad, tu būsi vadybininkas. Nėra taip. Ir iš principo nėra nei vieno žmogaus, kuris galėtų pasakyti, kad tu atėjai į šitą gyvenimą, nežinau, dirbti toj įmonėje, tokioj pozicijoje, ar ten, nežinau, sukurti savo verslą su tokiu pavadinimu, su tokiu... Yra sielų susitarimai, kurie tam tikrą prasme jau užfiksuoja svarbius įvykius ir svarbius susitikimus gyvenime. Bet visa kita yra laisvė kurti. Mes esam kuriančios būtybės. Tai va šitą vietą, ta laisvė kurti, jinai yra daug svarbesnė. Tik tai mes galim kurti arba iš žmogiško, logiško tokio proto ir sudėliojimo, kur čia būtų naudingiau, arba mes galim kurti kartu su siela, kur susijungia tada sielos vedimas ir žmogiška logika, nes šiaip mūsų ego ir mūsų žmogiškas racionalumas, jisai yra labai naudingas, jisai padeda mums išgyventi šitam pasaulyje, ir jeigu siela sako, ką daryti, tai mūsų logika labai dažnai padeda atsakyti į klausimą, kaip. Tai va, tai toks turbūt būtų intro šios dienos. Jeigu turit klausimų, galite arba save atsimutinti, arba į chatą parašyti klausimą apie sielos sutartis, bet kurią dalį informacijos, ką aš šiandien pateikiau jums, ir tada keliausim į meditaciją. Po to, jeigu klausimų nebus, jeigu bus. Aš turiu klausimą apie tų sutarčių nutraukimą. Jeigu turim tą laisvą valią ir matom, kad ta sutartis man šitam gyvenime
nu, nežinau, nepatinka, neaktuali ar kažkaip tai, kaip tada tai vyksta? Aha. Su sutarčių galima sutartis nutraukti, jeigu sakykime, supranti, kad sutartis buvo, ar ne, ir jinai, nu, aš kaip sakau, išgrojo. Jinai įvyko, kas įvyko, ir tiesiog viskas nebereikalinga, nu, ta prasme, išaugo už viso šito dalyko ribų. Tai taip, galima sutartis nutraukti arba atnaujinti. Nes ne visada reikia nutraukti sutartis, bet jos yra, šiaip šiandien viena iš dalių meditacijos, kiek aš jaučiu, tai ir bus nutraukimas pasenusių sutarčių, kurios tiesiog daugiau nebetarnauja ir yra daugiau nebenaudingos. Kaip loginiu būdu tas sutartis nutraukti, nu, ta prasme, galima tiesiog labai paprastai, žemiškai užbaigti santykį, jeigu tai yra ar darbinis santykis, ar asmeninis santykis, jį tiesiog užbaigti, atsisveikinti ir emociškai, ir fiziškai atsisveikinti su to žmogum ir tokiu būdu irgi, tai, nu, ta prasme, taip žmonės užbaiginėja savo sutartis iki gyvenimo per 100 000 metų, bet yra ir energetiniai būdai, nu, va, tie priėjimai per meditaciją, per energiją, nutraukti tas sutartis ir sielo lygmenį užbaigti. Ar atsakiau į klausimą? Ir ar yra daugiau komentarų, klausimų? Aha, atsakėt, ačiū. Prašom, Jurga. Dar vienas įdomus dalykas, tai yra, kad ypatingai, kas turi savo veiklą, savo verslą, tai kai gimsta, ar ne, fiziniam pasaulyje, tai yra ne tik idėja, bet kai jau mes esam veiksme ir darom tą, tas verslas, jisai tampa tokiu kaip energetiniu kūriniu. Ir tokiu pusiau kūdikiu, pavadinkim taip. Tai nėra visai kaip žmogus, kurio siela nepriklausomai nuo aplinkybių, jinai yra laisva įsikūnyti. Tai yra daugiau, tai yra jūsų kūrinys, bet jisai yra tam, kad padėtų jums save realizuoti, bet tuo pačiu jisai ir turi tam tikrą prasme pats savo tikslą, kodėl jisai norėtų čia egzistuoti. Tai ir tas tikslas susideda iš įvairių faktorių, tų sielos sutarčių, kuriuose visi susitinka. Tas verslas yra toks kaip mazgas sielos sutarčių, tai yra įkūrėjo, klientų, partnerių, visų, kurie dalyvauja tame versle, tokia bendros kūrybos objektas, kuris, jeigu jisai išauga labai didelis, kaip, nu, tarkim, tarptautinės korporacijos, jos tampa netgi žmonijos kelio dalim, tie verslai. Tai va čia yra, nu, irgi toksai per asmeninės sesijas, aš kai dirbu tokiam, sakykime, verslo sielos žemėlapį, mes kai dėliojam, tai šitas dalykas irgi jisai labai, labai įdomu yra žiūrėti, nes kiekvienas verslas jisai turi savo paskirtį ir ne tik tai su žmogaus, kuris jį sukūrė, siela susijusi, bet kartais ir asmeniška. Tai va. Tai gerai, jeigu klausimų daugiau neturiu šitą momentą, tai tada keliaujame į meditaciją. Taip, meditacijai rekomenduoju sėdėti, kadangi vis tiek vakaras po darbų, tai gali būti tokia pagunda numigti šiek tiek. Tai kad labai jūsų neužmigdyčiau, jeigu atsigulsit, tai siūlau sėdėti, atsisėskit patogiai, kaip norit, sukryžiuotos, atkryžiuotos kojos neturi reikšmės. Ir pradedam, manau. Tai gerai, užsimerkit. Užsimerkit ir vėl keletą kartų giliai įkvėpkit, iškvėpkit.
Pajauskit grindis po kojom, ar kėdę, ar sofą, kur jūs bebūtumėt. Ir įsivaizduokit arba pajauskit, kaip iš žemės gelmių link jūsų pėdų pradeda kilti švelni, minkšta žemės energija. Jinai gali būti kokios tik nori spalvos, žalia, balta, auksinė. Ir jinai kyla, paliečia jūsų padus, užpildo pėdas, užpildo kyla aukštiem kojam, čiurnas, kelius, šlaunis, užpildo dubenį, užpildo liemenį, kyla aukštyn stuburų, krūtinę, krūtinės ląstą, pečius, rankas, kaklą, galvą. Ir per viršugalvį išnyra ir suformuoja nuostabų šviesos burbulą. Ir tas burbulas užauga ir įsivaizduokit, kad jūs esate tam burbule virš savo galvos, kabot savo, esate besvoriai. Ir su šito burbulu keliausim per visą visatą. Keliaujam aukštyn, pajauskit, tiesiog įsivaizduokit, pajauskit, paliepkit, kad kylat aukštyn į dangų. Kylat pro Saulę, pro Mėnulį, pro įvairias žvaigždes, planetas, kometas. Aukštyn, 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 pro visą visatą. Ir visata lieka už jūsų, o toliau jūs keliaujat per šviesos sluoksnius. Ryškios šviesos, blausios šviesos. Auksinė šviesos sluoksnis, per jį keliaujam dar aukštyn, spalvotas, toks tirštesnis šviesos sluoksnis, per jį keliaujam dar aukštyn. Ir už jo neriam į akinamai baltos šviesos erdvę. Ten absoliučiai nieko daugiau nėra, tik tai šviesa, balta šviesa. Ir kylam aukštyn, 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 tol, kol visiškai mūsų burbulą apsupa ta balta šviesa. Ir pajauskit, kaip jinai paliečia jūsų burbulas ištirpsta ir ta balta šviesa, spindinti, nuostabi, mylinti balta šviesa, prisiliečia prie jūsų, užpildo jūs nuo galvos iki kojų. Tai yra kūrėjo energija, tai yra besąlyginės meilės energija, tai yra energija, kurioje viskas yra įmanoma, absoliutus kūrybinis potencialas. Ir keletą akimirkų, keletą įkvėpimų pabūkit su šita besąlyginės meilės šviesa. Leiskit jai priminti jums, kad jūs esat visa ko dalis. Ištirpdyti visą jausmą, visą atskirumo jausmą. Ir įsivaizduokit, kaip iš tos akinamai baltos šviesos žemyn nusileidžia per visą dangų ir nusileidžia baltos šviesos spindulys. Ir jisai nusileidžia tiesiai jūsų viršugalvį ir keliauja per jūsų kūną žemyn. Per viršugalvį, pro kaktą, per galvą, per kaklą, per širdies čakrą, per saulės rezginį, per antrą sakralinę čakrą, per pirmą į kojas ir nukeliauja per visą jūsų kūną, sujungia su žeme. Tiesiog pajauskit, duokit savo galimybę pajausti vat šitos dieviškos energijos tėkmę jūsų kūną. Ir pajauskit, kaip jinai išsiplečia. Ne tik tai tuo siauru spinduliu praeina jūsų kūną, bet jinai išsiplečia, tas spindulys darosi platesnis, didesnis ir užlieja, išsiplečia tiesiog iki pat jūsų odos, užpildo visą kūną, visus organus ir tos baltos šviesos vis daugiau ir daugiau ir daugiau kūne. Ir pajauskit, kaip jinai išsiplečia už jūsų kūno ribų. Tiek, kiek ištiestom rankom, aplinkui save, virš galvos, virš kojų ir aplinkui sukuria tokį kiaušinį baltos akinamai šviesos. Ir tas kiaušinis yra visiškas saugumas, visiška ramybė. Ir dabar paprašykim
šitos dieviškos šviesos, dieviškos meilės, kurie meilės aktyvuoti mūsų kūne esančią sielos šviesą. Ir pajauskit, kaip tiesiog, kaip lemputės užsidega, kiekviena ląstelė užsidega kaip lemputė. Joje aktyvuojasi sielos šviesa. Kažkur galbūt ryškiau, kažkur ne taip ryškiai. It's okay. Tiesiog duokit visom šitom lemputėm užsidegti. Ir galit savo vidiniu žvilgsniu tiesiog net nužvelgti save nuo galvos iki kojų iš vidaus, ne iš išorės. Tai įsivaizduokit, kaip tiesiog žiūrit į viršų, ar ne, ir matot, kaip jūsų smegenis užsidega sielos šviesa ir jūsų akis užsidega sielos šviesa. Ir jūsų burna, lūpos, visas kalbos aparatas užsidega sielos šviesa ir jūsų širdis ir plaučiai užsidega sielos šviesa ir skrandis, ir kepenys, ir žarnynas, visi reprodukciniai organai užsidega sielos šviesa. Gali būti, kad sielos šviesa švelniai aktyvuos ir seksualinę energiją, kuri yra dalis mūsų gyvybinės energijos. Ir kojose užsidega šviesa iki sielos šviesa iki kojų pirštų. Ir pajauskit, kaip ta sielos šviesa, jinai pradeda pulsuoti ir jinai pradeda aktyvuotis ir stiprėti, ir ryškėti, ir lietis iš jūsų kūno į tą aplinkui jūs esantį burbulą. Ir pajauskit, kaip tiesiog jūs esat užlieti savo sielos šviesos, savo sielos energijos, savo sielos unikalios vibracijos. Ir mintyse paprašysim, paliepsim savo sielai parodyti visus šiuo metu svarbiausius sielos susitarimus, sielos sutartis, kurios veikia ir įtakoja jūsų gyvenimo kelio pasirinkimą, jūsų verslą, jūsų veiklą, jūsų darbą. Visą tai, kas yra susijęs to, ką veikia gyvenime. Ir pajauskit, kaip jūsų širdį pradeda tiesiog toks šviesulys ryškėti ir jisai pasidaro pakankamai didelis ir permatomas. Ir tame permatume, kaip žiūrėtumėte į kristalinį rutulį, pamatysit šviesos tas sutartis. Jos gali būti kaip gijos šviesos. Jos gali būti kaip knygos, kurias matysit sudėtas tvarkingai ar netvarkingai į lentyną. Čia tiesiog, jas galbūt jausit. Galbūt jums ateis žodinė tekstinė informacija, galbūt ateis vaizdinė informacija. Žinokit, tikėkitės gauti informaciją apie savo sielos sutartis, nes tai yra jūsų sutartis. Kas daugiau gali apie jas žinoti, jeigu ne jūs? Galbūt tas kristalinis rutulys, ta visa erdvė, jinai tiek išdidėja, kad jūs galite ją įžengti, paliesti, pačiupinėti tas visas sielos sutartis, kaip jos jums beatrodytų. Ir būdami šitam susijungime su sielos, su savo sielos sutartim, pajauskit, ar ten yra tiesiog tokių galbūt pusiau nutrūkusių, atvėsusių sutarčių. Tokių, pasenusių, pavadinkim, pasenusių, nebenaudingų. Jos energetiškai jausis tiesiog kaip tokios neturinčios nei daug jėgos, nei daug šviesos. Jos tokios, jeigu matot kaip gijas, tai jos tokios išblėsusios gali būti. Jos gali būti net ir labai tamsios, jeigu tai yra kažkokios tai sutartys ar įžadai, kurie veikia priešingai negu kad jūsų siela jūs veda. Kurie tiesiog atsidūrė tenai vienu ar kitu būdu.
Tai dabar mes paprašysim ir dieviškos energijos, kuri mus yra užpildžius, ir sielos energijos. Kad tas pasenusios sutartis, visa tai, kas yra pasenę, kas daugiau yra nebereikalinga, nenaudinga, kas stabdo ir blokuoja jūs nuo pamatymo ir suvokimo savo gyvenimo kelio, savo paskirties, savo veiklos, jas tiesiog ištirpdyti besąlyginiai meiliai, nutraukti, užbaigti ir transformuoti. Ir tiesiog stebėkit arba jauskit, kaip jūsų širdis lengvėja ir kaip visas tos nebereikalingos sutartis, jos tiesiog ištirpsta ir užsibaigia ir iškeliauja kaip dūmelis arba tiesiog ištirpsta savyje, ištirpsta šviesoje. Ypatingai visas sutartis ir visi apribojimai, kurie buvo įsipainioję į jūsų pasirinkimą, ką veikti ir kaip daryti, ką gyvenime. Kurie buvo, pagausiu. Apie tai, kas jūs turėtumėt būti. Visi tokie, kad tu turėtum būti toks, turėtum būti, nežinau, sėkmingas, pasiekęs milijoną, uždirbęs, kai tau sueis 30. Arba visa tai, kas, taigi, mūsų šeimoje, nežinau, mūsų šeimoje verslininkų nėra, ar menininkų nėra, ar geologų nėra, ar kažko. Tai vat visi tokie aktyviai kenksmingi elementai, kurie tenai yra įsimaišę tarp jūsų sielos sutarčių. Mintyse paprašykit kūrėjo tiesiog visus tuos elementus ištirpdyti, išvalyti, jos galit matyti tiesiog kaip konfeti, kurie susiurbia, siurblys juos ir išsineša. Tai gali būti tiesiog kaip kažkokie tamsus dalykai, kurie transformuojasi į šviesą. Vienu ar kitu būdu pajausit ar pamatysit, kaip visa tai, kas yra nebereikalinga, kas yra pasenę, kas yra netgi ne jūsų, kaip mes šituos dalykus gražinam ir ištirpdom ir tiesiog, kurie besąlyginę meilę ir sielos besąlyginę meilę išsiunčia į šviesą. Ir dar kitas dalykas, kur visa tai, kas buvo ne jūsų, visa tai, kas buvo ne, sakykime, prisijimta iš kitų žmonių, prievolės, įsipareigojimai, būsiu kažkoks, kad patikčiau, kad mane mama ar tėtis mylėtų, kad mane visuomenė priimtų, kad mane draugai priimtų. Visos tos kaukės vadinamos, kurias esat susikūrę ir kurios sukūrė jums sielos sutarčių, susitarimų, įsipareigojimų. Šitas irgi lygiai taip pat mintyse paprašykim, kad jas transformuotų, paleistų ir išsiųstų į šviesą, nes jos yra nebereikalingos. Kad jūsų sieloje, jūsų širdį liktų tik tai tas grynosios, tikrosios sutartis, kurios ateina iš jūsų sielos, kurios yra sutartis su kūrėju, kurios yra sutartis su kitais žmonėm, kurias jūsų siela renkasi iš meilės. Ir dabar paprašykim savo sielos, kad jinai uždegtų, nušviestų tam tikrą vieną ar daugiau, geriausiu atveju būtų vieną sielos sutartį, kurią šiuo metu jums yra svarbiausia pamatyti, suprasti, pažinti ar išgirsti, kuri yra jums reikšmingiausia jūsų
gyvenimo kelio pasirinkime, gyvenimo tikslo suvokime, jūsų darbe, jūsų veikloje, jūsų versle. Ir tiesiog užduokit šitą, taip galite pasakyti, siela, parodyk man tą sutartį, kuri šiuo metu yra pati svarbiausia mano veikloje. Ir ta, kuri bus svarbiausia, jinai kažkaip jums išryškės. Ir paprašykit sielos, kad sakyk, okei, pasakyk man, parodyk man, kas tai yra, su kuo tai yra sutartis, ar tai yra su žmogum, ar tai yra su kūrėju, ar tai yra su žmonių grupe. Ar tai yra sutartis išmokti įgyti kažkokią vertybę. Jeigu taip, tai tada paklauskit, kokią vertybę. Jeigu tai yra įsipareigojimas kūrėjų padarytas atnešti tam tikrą informaciją arba padėti žmonėms įvaldyti kažkokį tai įrankį, metodą. Vėlgi, prašykit konkretesnės informacijos, nebijokit klausti detalių, okei? Atėjau padėti žmonėms, gerai, kokiems žmonėms, kaip padėti, kokiu būdu, per ką, ir tikėkitės ir gausit informaciją. Net jeigu dabar šiuo momentu ta informacija ateina tik tai labai mažais tokiais kristaliukais, galbūt kažkokiu jausmu ar emocija, tai gali būti, kad daugiau tos informacijos jums atkeliaus per artimiausias kelias dienas ir per sapnus gali būti ta informacija ateis ir tiesiog per tai, kur jūsų dėmesys nukreips, gali ir per knygą ateiti, gali ir per kažkieno kito žodžius. Bet gali ir dabar, čia ir dabar ateiti informacija apie tai, kas yra, kokia yra svarbiausia sielos sutartis šiuo metu jums. Ir dar vieną klausimą galite savo sielai užduoti, tai yra, o ką aš turėčiau, kokį veiksmą aš turėčiau padaryti, ką aš turėčiau atlikti, kad priartėčiau prie šitos sutarties įgyvendinimo. Ir vėlgi, klausykit, jauskit, leiskit savo priimti informaciją, pajautimą, vedimą iš sielos. Koks pirmas veiksmas turėtų būti rytoj ar šiandien netgi, kuris jums padės šitą sutartį įgyvendinti. Okay. Labai gerai. Gerai, leiskit savo sielai jūs dar kartelį užpildyti. Ta šviesa, pajauskit, kaip vėl visos ląstelės įsijungia šviesa, visose ląstelėse, visas kūnas. Bet tą visą sutarčių kambarį galite tiesiog padėkoti sielai. Galit sielos paprašyti, kad jinai tiesiog tęstų jums toliau, teiktų informaciją pati savais būdais, kad toliau galėtumėt bendradarbiauti ir leisti savo sielai jūs vesti per gyvenimą. Ir po truputėlį tiesiog pradėkit jausti save savo kūną. Galit šiek tiek pakrutinti pečius, galit kojų pirštus pajudinti. Visa ta dieviška ir sielos energija, jinai lieka jūsų kūne, nieko su ja nereikia daryti, jūs esat visa, kas yra dalis ir jūs ją išliksit. Ir leiskit savo tiesiog truputį per judesį, galit pasiražyti, galit pakilnoti pečius. Galit nusišypsoti
Įkvėpti per keletą kartų pilnais plaučiais. Ir atsimerkti, kai būsi pasiruošę. Tai va, sveiki sugrįžę iš meditacijos, tikiuosi visi pargrįžot namo į savo kūną ir į šitą realybę. Kaip jaučiatės, kokią informaciją gavot, ką pajutot, ką pamatėt, kokius atsakymus gavot, arba galbūt kažkas klausimų gavo, ne atsakymų, veiksmų. Tai būtų labai fainai, jeigu pasidalintumėt, galite arba į chatą parašyti, arba atsimutinti save ir pasidalinti. Man tai buvo tokia stipri sesija, atsijungiau kelis kartus. Ir parodė kažkokiais daiktais, žodžiu, tas, bet iki galo nesupratau, ar tas, kur jau man čia nenaudingos, bet kaip ir užklausa tokia buvo, tai tikriausiai. Ir ryškiausiai tokia, kurią pamačiau, tai tokia dėželė, tarsi kaip būna kiaušinių dėželė, kur ten daugiau telpa tų kiaušinių, tai ten tokių spalvotų rutuliukų. Ir jinai tarsi simbolizuoja mano tą sutartį, kurią aš esu sudarius su savo siela apie tą strigimą kažkokiam vaiko sąmoniai. Esu turėjus tokią sesiją, kur pakliuvau į savo praeitą gyvenimą, kur aš užstrigau kaip siela, kadangi mane ten paukojo vaidilutę jauną mergaitę ir užstrigau aš tai vaiko sąmoniai, tas sielos būtent lygmenį. Ir vat kažkaip labai taip ryškiai parodė tą, o ką su tuo daryti, tai liko visai neaišku, kaip žodžiu, kur padėti tą dėžutę su tais spalvotais rutuliukais, kad jau išeiti iš tos vaiko, tokio strigimo vaiko būsenai. Dalis tos dėžutės bus gal net jeigu ne visiškai, nes vis tiek tai nėra individuali sesija, tai yra grupinė, bet tas pravalymas visų tų senų dalykų, jisai vis tiek įvyko, tai tos dėžutės bent jau poveikis, jisai tikrai bus sumažintas, net jeigu jinai visiškai ir nebus ištirpdyta. O kitas momentas tai yra tiesiog, jeigu ta dėžutė nenori dar pasileisti, sakykime, nenori išeiti, nes aš vis tiek atsiųsiu įrašą šito mūsų webinaro, tai galėsit dar kartą perklausyti meditaciją ir tada labiau, sakykime, su intencija eiti, ar ne, kad pasileisti tą trukdantį dalyką, tą trukdančią sutartį. Tai jie tiesiog galima užduoti klausimą, o kas ten vis dar man yra naudinga, kodėl aš dar nenoriu jos paleisti. Ir galima tiesiog rašant tokiu sąmonės srautu, uždavus tą klausimą, irgi, kai ateis informacija, tiesiog jinai kartais gali ateiti labai toks aiškus, kad čia dar kažkur yra toks prisirišimas šitoj vietoj, kodėl aš laikausi įsikibus to. Ir jisai gali, per tą suvokimą gali tiesiog ateiti ir transformuotis ir pasileisti visas dalykas. Tai labai ačiū, Jurga. Ar dar ką nors norit pridėti? Kažkaip beklausant net atėjo iš karto atsakymas, kad labai saugus dar būti toj vaiko sąmonė, labai pažįstama. Ir jo, tai ačiū labai. Labai ačiū. Labai, Vilma, matau, parašė, kad biškį atjungė, nesistebi Vilma, už tai sakiau iš pradžių, kad taip, kaip sakant, gali atjungti. Vėlgi, kaip ir minėjau, atsiųsiu įrašą, meditaciją galima pakartoti. Šiaip visiems galima pakartoti meditaciją, nes kiekvieną kartą kartojant ją bus gilesnis įėjimas į pačią patirtį ir tiesiog tada vėlgi galima ir tikslingiau užduoti klausimus apie tai, ką jau dabar, sakykime, jautėt, matėt šitoje vietoje.
Tai va, tai labai labai smagu, labai ačiū, kad prisijungėt. Aš savo ruoštų, čia šiandien buvo pirmasis iš vasaros šitų webinarų serijos, tai noriu pakviesti ir į tolesnius prisijungti. Tai esu suplanavus dar 9 webinarus, biškį pašėrinsiu gal savo. Taip. Šėrinsiu tiesiog labai trumpai, ilgai aš čia jums nepasakosiu apie šitą dalyką, tiesiog norėjau pasidalinti, vat, kokias temas yra apie sielos sutartis toliau, tiesiog gilintis irgi apie sielos sutartis su klientais. Čia gali būti, kas neturi klientų, turi darbdavių, kolegų, partnerių. Yra apie kaip atpažinti savo programas tam tikras irgi per santykius veikloj darbe, apie paslėptus energetinius kontraktus ir va tos įsipainiojimus, kur traukia į šoną, va tie tokie, kurie nutraukia į šoną nuo savo sielos kelio ir kaip atpažinti, kada paleisti, pasigilinsim. Tiesiog šiandien buvo toksai bendrinis, o per tuos kitus webinarus eisim galbūt giliau į kiekvieną temą, taip tenai giliau pasigilinti ir patyrinėti. Viso šito kiekvienas webinaras bus, aišku, su meditacija, su transformacija. Tai va, keletas iš jų bus nemokamai, bet kiti yra mokami. Tai kitą savaitę bus sielų sutartis su klientais šitas webinaras ir investicija už vieną webinarą yra 33 €, o jeigu norit visą webinarų seriją įsigyti ir turėti su savim, tai yra 222 € ir į šitą dalyką įeina ir įrašai visų webinarų, nesvarbu ar gyvai dalyvausit ar ne, sukursiu privačią Facebook grupę šitam dalykui ir dar visiems, kas perka visą, tokią padovanosiu klausimų atsakymų online seriją, kur tada jau galima klausti ir apie savo asmeninius sutartis, pasinaudoti mano gebėjimais nuskaityti sielų sutartis kitiems ir žodžiu, tai va, tai tokia informacija, bet tiesiog, jeigu kažkas norit visos webinarų serijos, tai man parašykit arba e-mailą, arba per Facebook, arba per Instagramą mane galite susirasti ir aš tada atsiųsiu visas detalės, kaip, kur, kas toliau, kaip viską padaryti, o jeigu ne, tai tiesiog labai laukiu tada individualiuose webinaruose, kurie galbūt patrauks akį ir norėsit daugiau sužinoti. Jeigu kažkam įdomu daugiau būtų, sakykime, asmeniškai eiti ir gauti daugiau informacijos apie savo sielos sutartis, tai tada jau kviečiu į asmeninę sesiją su manim ir čia vėlgi susikontaktuokim, parašykit man e-mailą arba susiraskit mane Instagram arba Facebook'e Agnė Veckytė. Instagram'e su _agne.veckytė. Ir tada tiesiog kalbėsim kaip toliau. Tai va, tai žodžiu, labai labai ačiū visiems, kas prisijungėt šiandieną, tikiuosi, kad buvo naudinga. Būtų labai fainai, jeigu tiesiog pasidalintumėt, gal asmeniškai norėsis pasidalinti, gal nedrąsu į bendrą chatą rašyti. Tai tiesiog pasidalinkit savo įspūdžiais, labai būtų smalsu sužinoti ir tada rytoj laukit įrašo, kas norės pakartoti meditaciją dar kartą ar daugiau. Tai va, tai ačiū Ignai, ačiū visiems ir iki kitų pasimatymų tikiuosi. Gero vakaro.